Labas rytas. 6:30 ryto. O mes jau atsikėlę, vaizdas toks pat kaip ir naktį. Nieko nesimato. Tiek avižų vienam asmeniui. Ar tai legalu? Ar tai legalu? Griaudė visą rytą. Pasidarėm pusryčius, kavytę, košytę, pavalgysim ir žygiuosim link mašinos. Porą valandų ir būsim jau prie vietos. Tai va, labai super, kad nelyja šiąnakt. Šiaip rami naktis buvo, daug kelinėjaus, biškį nepatogiai pasitačiau. Apsisai šitą vietą yra tokia mistinė biškelė. Debesis aplinkui, ne vienos gyvos dvasios, paukščiukai tik tais, griaustinis. Tai ką, pajudėjom iš rekreacijos centro. Kai yra šlapas, svarbiausia haikint su baltom kojinėm. Taip, ir basutėm. Porą valandų kelio iki mašinos. Tikiuosi, kad nesulis mūsų. Viso gero rekreacijos centre. Rytinis kardio. Jau visai karštą pasidarė. Einam kokias 5 minutės, o sukaista jau neblogai. Paspauskit like, parašykit komentaruose, kieno gražesnė žalia ruin cover. Lyginis laikų skaičius mano, lyginis Gusto. Eina savo. Debesyse. Bliam buvo ir POV kamera. Wow. Štai, bum. Nežinau, ar per kamerą perstigė, ant kiek šis statu yra. Bet, žodžiu, tikrai nelygu. Kaip matot, visai yra reikalų iš plaukosinos. Kad ir yra reikalų, bet pasikrauni iš karto, pasižiūrėdamas iš šoną. Kaip jų vaizdelis. Wow. Žodžiu, visas čia bus dabar iškarpas manęs alsuojančio. Visas varvų prakaitų. Wow. Gustas padusikas. Toks dabar turėtų biškelį pasakyti. Ką, pradėjom leistis pagaliau. O, pasiėmam ir mes. Iš ten atėjom. Wow. Mar, Montanija, Camino, Pinė, not Pinė. Ten matosi miestas jau. Ir jūra matosi. Nežinau, ar per kamerą persiteikė. Žodžiu, ten miestas ir ten jūra. 1,7 km liko. Gavom ryšį, tai biškį buvo atsijungta. 15 minučių kokių. Telefono meditacija buvo padaryta. Ispaniška sraigė. Šičia. Ispaniška sraigė. Tokia geltona labai. Man atrodo, kad išlendam į miestą. Panašu tikrai, kad išlendam iš miško. Gėlytės. O. Gėlynai, palmės. Na kągi, viskas. Atvarėme mašiną, važiuojam iki parduotuvės ir važiuojam į Sierra Nevada.
atvarėm į Travelės miestelį. Tai va, puošimės ir pradėsim žygį į Sierra Nevadą. Vat persikrausim kuprinės, įsidėsim MRE daug. Ir ten va viršui matosi jau sniegelio. Žodžiu, nemažai šiandieną skilsim 2000 pagal idėją. Tai nežinau, žiūrėsim pagal jėgas, pagal situaciją, kaip čia gausis. Jeigu 2000 neišeis sukilt, stosim kažkur pusiaukelį ir ten bus irgi refugio. Vienas namukas, apsistosim tenais. Pagaliau suskruojam daiktus visus. Pasakyk, kaip kuprinė. Yra reikalų. Tačiau 20% sunkesnė negu vakar. Kaip ir viską susirinkom, atsisveikinam su Aigo. Ką, pradedam žygį. Kol kas tai labai karšta, labai šilta. Tai kol kas tik tais kerzus užsidėjom, bet vėliau kelnes susidėsim. Kalnų erelis. Eina savo. Kaip lėktuvas atrodo. Koks didžiulis. Hola. Tai mums parneš ir tai. Wow. Ispaniška karvė. Labas. Hola. Kol kas didžiausia įkalnė, kokią turėjom. Čia arkliai ir mes du arkliai. Kaip arkliai kylam į kalną. 207 metrai, 47 minutės, 1,15. Dar neįpusėjom, iš tikrųjų. Trasos net. Bet smarvės dar yra. Skilom 500 metrų jau. Visai neblogai. Per 1,5 valandos. Nuo miestelio va nuėjom 3,6 km. Travelės. Tai yra tiesa? 4,2. 4,2 rašo. Nu va. Atėjom į refugio. Hola. Valgiam. Apsirengiam biškį daugiau. Kelnes apsimojam pagaliau. Nes jau vėjukas jaučiasi visoka. Tai va, tai realiai įveikiam pusę kelio. Vėjukas normaliai čia pučia. Jau. Nu ką, prasideda sniegas. Kaip jums šitas vaizdelis, ką? Vau.
Nu ką, mano eilė. Ai, savo. Eina savo. Kalnas sustojo saulė jau. Tempas galiu pasakyti sulėtėjo, mano tai tikrai. Yra reikalų visai. Skrenda. Liko dar apie 5 kilus. Ir kažkur apie 700-600 sukilimo dar metrų. Nu, bet kokia atveju didžiąją dalį sukopė, bet jau ir nebe tos jėgos, aišku. Toks kelelis laukia dabar. Ai, vau. Gerai, viso. Dedu kamerą, nes čia gali būti blogai. Visai pavojinga lipti čia. Užlipam. Yra reikalų, kaip matot. Šerpa Lukas. Ką, viskas kilom, žodžiu. Eisim dabar ten kažkaip. 4 km liko. 4 km 5 metrų sklimo. Neikit ten. Neikit, prašau. Jeigu lipsit kažkas čia, tai neikit ten. Žiauri ten tas lyda atrodo. Buvo reikalų labai čia va įlipti. Tikiuosi bus lengviau dabar biškelio. Ten buvo tas sunkiausias etapas. Nu, kaip sunkiausias, kol kas sunkiausias. Šiaip svaigsta galva jau. Nuo krūvio. Jau ir paleido vidurius Lukui. Mane kažkas ten baldenasi. Nes krūvis šiek tiek nežmoniškas yra iš tikrųjų. Bet nu ką, turim pasiekti čia. Nieks už mane nepasieks, nieks už Luką nepasieks. Plus tamsta jau. Taip kad kas daugiau, jeigu ne mes patys, ane? Kol kas abiem, man atrodo, puikiai sekasi. Ir turint omeny dar, kad mes šiandien ryte irgi neblogą kardio padarėm. Tai sakau, čia yra wow. Žodžiu. Ten jau miestas šviečia tolumoje. Liko 8 metrų sukilimo ir 2 kilai ėjimo. Tai reiškia, nusileidimo bus daugiau dabar negu sukilimo jau. Bet vėjas yra, nu nežinau, arktinis. Mes be pirštinių. Žodžiu, žiauriai sunku. Jau sutemo, tai poilsis nuo visko.
Mes pagaliau atėjom į Refugee. Nėra nieko geriau čia ateit, nes buvo, nežinau, buvo tikrai hardcore'as. Realiai paskutinės valandas kokias 4 jų pykino. Iš pradžių atradimas įmė, vėliau pykino, bet neapsvėjau, nei vidurių paleido. Kaip galvas vaiksta prigulus, tai savo 13 km 640 metrų. Total ascent 2415. Laikas 7 valandos 6 minutės. Žiūrėkit, koks čiužinukas yra. Vau. Nebenoriu nieko jau. Visas veidas toks smėliuotas, ne? Praputė bliau normaliai. Eina savo. Aš manau, kad atsidarysiu, žinok, šitą. Skanaus gal. Sunkiausia diena apskritai gyvenime tikriausiai buvo šiandien. Bet turbūt rytoj gal plačiau papasakosiu. Matys reiks susilaikyti nuo sniego. Po 4:08 atsikėlėm. Pusryčiai. Kaičiamės arbatą, skauda galvą biškį. Lipsim į viršūnę. Dūžę būdė esam baisiai. Labai išalinam organizmus. Čia debesis ir nieko nebesmato. Taip dūmus sniego. Nevisodavus. Daug sniego. Nu ką, labas rytas. Nemažai miegojau šiandieną. Lukui biškį mažiau sekės miegot. Tai va dabar yra po 12. Žiūrėkit, absoliučiai nieko nesimato aplinkui. Žodžiu, vėl debesys esam. Bet va, žodžiu, mūsų vakaro Airbnb. Refugio namelis, altitudė 3065 metrai. Nu, paprastas Rusijai, žodžiu. Refugio namelis, bet ta prasme, tai yra belioks įsigelbėjimas po vakar. Vakar mažai jau ant galo kažką filmavau, nes tiesiog labai sunku, tiek psichologiškai, tiek fiziškai buvo, visą kūną skauda. Atėjo čia dabar pas mumis dar 2 tokia porelė, haikerių, ispanai. Jie sakė, pradėjo 6 ryto ir va dabar atėjo kažkur apie pietus. Bet aišku, šiandien mažiau vėjo biškelį. Vakar, kad ir gražus oras buvo, pirmos dienos pusėje, bet ant vakaro, kai sutemo, tai ta prasme, vėjas, nežinau, nu ten didžiuliai gūsiai buvo. Jo, buvo hardcore'as vakar. Sunkiausia diena gyvenime, Lukas irgi tą patį sakė, kad sunkiausia diena absoliučiai buvo. Šiandienos tikslas toks, kad paliksime šitą namuką. Ir eisim atgal link mašinos, tai aišku, ne pro tą patį kelią. Ten kažkur irgi apie 12 km, tik tais vakar pakilom 2000 metrų, tai šiandien tiek pat nusileisim metrų ir ten gal 80 kažkiek sukilimo, tik tais metrų bus. Tai lengvesnė, bet kokia, nu aišku, kas žino, tai lipt žemyn irgi yra iššūkis didelis, bet aukštyn ne piragai irgi žinokit, tai va. Varysim pavalgyti dabar, ruošimės, puošimės ir kipsim vėl į kojytės. Gaila, kad nesimato nieko, nu bet ką padarysim, gal vėliau prasisklaidys. Taip atrodo Refugio namelis iš vidaus. Čia Lukas atrodo, čia žodžiu mūsų visa manta. Tai va, čia daug visokių žodžių užrašų, kas kur buvo, kas kaip. Mes miegojom ten 2 aukšte, čia 1 aukšte ispanų daiktai visi. Tai žodžiu, toks va Refugio namelis.
Kalnuose 3000 aukštyje va, sūris. 3 gyvūnų sūris. Mare, ispaniškas salus. ¿De dónde soy? De Alicante. Ahora mismo tengo que ir. Yo me estoy iniciando ahora la escalada. Paliekam refugio namelį ir einam atgal į Travelės miestelį. Nemalonu gal, kad biški nesimato nieko. Kažkaip nueisim. Už vakar, manau, sunkiau nieko negali būti. Už vakar sunkiau nieko negali būti. Nu, tai va. Nu ką, biški nusileidom, biški paėm toliau ir va. Pradeda matytis kažkas pagaliau. Įspūdingai atrodo. Va, kokiu šlaitu einam. Pakankamai pavojinga, sakyčiau. Gaila, kad dviračiais negalima. Būtume, manau, važiavę kitą kartą. Maršrutas sako leisti žemyn šitą šlaitą. Tai bandom leisti žemyn. Po biškį. Bet kaip matot, visai statoka. Priekį va matom grupelę žmonių. Ai, čia didelė grupė. Einat, ką? Kaip gerai, kad išėjom. Jo. Šiaip tas refugio... Vakar patys vieni savo 11 valandą klipom į kalną, apsigyvenom trupelį. Jo, blema, kaip čia daug žmonių. Didžiulė grupė šiaip yra. Tai realiai tam refugio telpa kokių... Blema, per daug aukštus. 12? 12, ant žemės dar galima. Jo. Nu tai, sakyk, iki 20 žmonių jau čia telpa tam refugio. Labai gerai, kad išėjom šiandieną. Nes čia būtų blogai, nes grupė didžiulė iš tikrųjų čia. Hola. Hola. Yeah. Yeah. 4 people now. 4 people now. Yeah. Thank you. Good luck. Hola. Hola. Šauk. Kaip faini. Oi. Oi, dar vis eina. Dar vis eina. Dar vis eina. Žiauriai lengvas trailas, kurio dabar grįžinėjom atgal. Ir tą progą va sugalvoja Šerpa Lukas pasismaginti biškį. Opa, miestelis šviečia. Travelės. Ten apačioje mes, žodžiu, lipom vat kažkur po ten. Lempa, kai gerai matau. Wow. Va ir miestelis Travelės, iš kurio pakilom.
Kai gerumo. Wow. Pažiūrėkit. Montanija. Ai, visai. Antras raundas. Oi. Ką, bandom vytis? Smagiausias dalykas. Aha. Hola, hola. Wow. Geriausias dalykas. Mes šalia treilo, va treilo, tiesiai. Šis? Na. Wow. Tam krupinas. Nu, hardcore'as lipt tokiais laiptais. Tokiu taku. Pėdos pritrintos, keliai atsisaka. Bet jau nebetoli miestas. Jau čia vaikštam po ūkininkus, va, ūkininkų laukus. Tai tuo jau pats finišas. Wow. Adiós, amigos. Pagaliau pasiekėm Travelez. Kojos, pėdos negyvos. O kaip atrodo miestelis. Kasablankos visur. Amigos. Amigas. Gustas, Lukas ir Aivaras. Kas to? Oi, eik tu savo. Sausiaką gal nori? Ar dar? O. Pliumt. O.
Ten suvalė dar biškai. O. Nice. Paršelio rojus. Norėčiau dabar vieną. Parodyti kaip eini. Tu tarpu Lukas. Oi, bliamba, sunkiai einu jau, bet pagaliau. Čia mūsų starto vieta buvo. Kojos nutrintos visos absoliučiai. Vos paeinu. Sveiki visi, tai va, sveikinuosi jau po poros dienų. Tai va, buvom per daug pavargę po kalno, tai niekada nebefilmau daugiau. Sugalvojau dabar padaryti tokį trumpą outro video. Sierra Nevada buvo tikrai kietas riešutėlis. Neturėjom tam skirtos įrangos lipt, neturėjom kačių jokių, neturėjom ėjimo lazdų, šiltų striukių. Tai nebuvom pilnai pasiruošę, bet įveikėm vis tiek. Ir aišku, dar durnai biškelį, kad ryte turėjom haiką, kuris nemažai jėgų atimė irgi. Ir tada pradėjom vėl į žygį į Sierra Nevada ir tais baigėm kopti 11 val. Vakaro. Šiaip turėjom pagal į planą praleisti dar ten vieną dieną tam refugio namukė. Atėjo po pietų 4 ispanai į refugio, tai nusprendėm varyti link mašinos atgal. Pailsėti, nes ten ir nebuvo labai kokybiškas miegas, poilsis ir panašiai, tai leidžiantis žemyn. Sutikom porą gidų ten su grupėm, tai ten buvo apie 15 kokių žmonių. Tai žodžiu, labai geras sprendimas buvo, kad nusprendėm vis dėlto tą dieną leisti žemyn, nes būtų tekę miegoti apie 20 žmonių vienam refugio namukė. Nusileidę žemyn, link mašinos važiavom link Almerijos ir dabar čia va, šias likusios dienas kelionės leidžiu čia ir miegu valgau. Tai va, čia ir užsibaigs video, ačiū Jums, kad žiūrėjot. Pasidalinskit šio įrašu su 500 draugų, palaikinkit, parodykit močiutę ir senelių video. El Dogo Negro. Sutiksim jau greitai, tikriausiai.